ne visi SEO testavimo įrankiai yra naudingi, kai kurie gali rodyti ne visai naudingą informaciją. Vakar gan ilgai su komanda kalbėjom apie įrankių panaudojimą ir duomenų interpretavimą. Labai svarbu žinoti, ką tu matai, kokiame kontekste. Gauname tokius laiškus. Va čia yra kažkas, viskas blogai. Kas yra, pavyzdžiui, čia yra 50 blogai. Kas tai yra, kas 50, kas yra testuojama, kokiame kontekste, kas tas įrankis. Aiškesnis pavyzdys. Gaunam laišką, parašyta, kad mano puslapį, man kažkoks testavimo įrankis rodo, kad nėra aggregate rating. Aggregate rating naudojimas čia yra struktūrinių duomenų naudojimas, kad išvesti į Google paieškos rezultatus, išvesti balsavimą žvaigždutės, kitaip sakant. Kažkoks įrankis patikrino, taip, bet tas įrankis nepasakė, kad tituliniam puslapiui aggregate rating arba žvaigždučių išvesti neįmanoma. Ir vėlgi čia grįžtame prie šito koncepto, kai komanda bendrauja su klientais arba kas parašo, kad visą laiką reikia žinoti, ką tu matai, ką tu testuoji ir kaip tai interpretuoja, ar kaip tie įrankiai panaudoja tą informaciją. Ir realiai interpretavimas visą laiką gali tau pasakyti, ar reikia taisyti ar ne, nes be reikalo galima ištaisyti daug, kas yra tuose įrankiuose, o jokios naudos nebus. Finansai bus sugaišti, realiai SEO naudos kažkokios negausi.